Siūloma suteikti papildomas poilsio dienas, mamadienius arba tėvadienius šeimoms, kurios augina vaikus iki 14 metų. Ar panevėžiečiai pritarė šiai idėjai? Lengviausia šeima pabūti viską. Manau, kad taip. Kodėl? Tiesiog ilgiau bus kartu. Gal ir padėtų kažkiek, bet žinot, šiais laikais su jaunimu labai sunku. Šiaip tai galbūt ir gerai tą papildomą dieną. Žadagi kažkiek 4 dienas, ar ne, darbą padaryti. Siūloma, nežadama siūloma. Ir 3 išeiginės. Nežinau, būtų gerai iš tikrųjų. Aš pritariu šitam, nes tikrai tėvai kuo daugiau bendraus su paaugliais, daugiau išmokys juos, kaip reikia elgtis, kaip reikia su visais dalykais ir ten ir su cigaretėmis įvairiais, tai tikrai reikia daugiau bendravimo, daugiau pokalbio, daugiau supratimo į paauglių gyvenimą. Daugiau laiko praleisčiau su vaiku? Manau, kad taip. Žinoma, kad turėtų teigiamą įtaką, nes dabar, kai tokie laikai, kai visi skuba ir yra praktiškai tėvai neturi niekam laiko, vaikai didžiąją dalį būna arba būreliuose, arba kažkur tai, sakykime, su draugais ar vieni prie kompiuterių, kas yra įprasta jau turbūt. Tai aišku, tos papildomos poilsio dienos šiek tiek ir suartintų ir tą ryšį ir manau, padėtų tiek su psichologiniam bėdom, tiek ir, aplamai, aš manau, su bendravimu. O ar pritarėt idėjai, kad tėvai turėtų papildomas poilsio dienas, net jei jų vaikai yra vyresni nei 12 metų, pavyzdžiui, iki 14? Žinoma, aš pati turiu, tai labai norėčiau. Tai taip, nes jiems ir užimtumas ir viskas tikrai šito reikalų tikrai pritariam. Nežinau, žinokit, šito klausimą negaliu atsakyti, nes vaikas mano mažesnis. Nežinau, gal ir turėtų kažkokių pliusų. Žinoma. O kodėl ne? Todėl, kad vis dėlto tai yra paaugliai ir jiem iš tikrųjų reikia to ryšio. Jiem bet kokiu atveju reikia, ar tai yra mažas vaikas, ar tai yra augantis leliukas, ar tai yra didesnis, ar tai yra paauglys. Paaugliui ypač reikalingas yra, jiem reikalingas bendravimas su suaugusiu žmogum, tai yra su bendramžiais, bet kartu ir su suaugusiu, lygiai taip pat su tėvais. Yra reikalingas tas ryšys.